Labas. Labas visiems. Mano vardas Emilija. Aš Arūnas. Kartu mes kaip komanda jau 2 kartus nugalėjome sunkiausias pasaulio varžybas. Tiesa, motociklų Malė moto klasėje. Jutta Kleišman Dakare nugalėjo automobilių klasį ir jį įrodė, kad moteris irgi gali. Atėjo laikas siekti tos sunkiai įsivaizduojamos svajonės. Ar kada nors nuoširdžiai atsakėte savo klausimą, ko jūs iš tikrųjų norite? 2018 metais pastumėtas Emilijos sukūrėme 2 žmonių komandą, kuri neturėjo nei treniruotėms skirto motociklo, nei finansų, tačiau turėjome aišku tikslą ir mums pavyko. Rally Raid varžybose dažniausiai matome arba atžalas iš lenktynininkų, verslininkų šeimų arba pačius verslininkus. Kai bagių komanda dirbame 1,5 metų, dalyvaujame varžybose, o rezultatai rodo, kad viskas yra įmanoma. Susidurime su daugybė aplinkybių - finansai, lytis, statusas, per dieną išgirstu apie 10 kartų. Ačiū ne. Bet prisimenu tą mergaitę iš Elektrėnų, kuriai sakydavo, tavo svajonė yra per didelė. Tikiu, kad žinote šį jausmą. Dakaruose mūsų tikslas buvo populiarinti motociklų sportą bei įkvėpti daryti. Dabar savo komandoje turime net 2 motociklininkus, kurie važiuoja į Dakarą. Ar galite įsivaizduoti? Šis Dakaras moterų įgalinimo ir įkvėpimo įrankis, o kartu su jumis mums pavyks perrašyti istoriją dar kartą. Kūnas turi limitus, o mūsų mintis tikrai ne. Esu labai dėkingas visiems žmonėms, kurie buvo kartu su manimi šios pačius įdomiausius mano gyvenimo metus. Mes judame į priekį ir norime važiuoti į šį Dakarą kaip didelė bendra stipri komanda kartu su jumis. Esame labai dėkingi už jūsų palaikymą. Pradėkime nors nuo mažo žingsnio. Mums trūksta visai nedaug. Dream, Dare, live it.